Nu, labai, ne, iš tikrųjų vertinti kitų žmonių gyvenimą, ir duoti patarimus yra nežmoniškai sunku, nes iš tikrųjų nežinia, kaip žmogus atėjo iki va šitos va vietos. Ką jisai darė, koks buvo jo požiūris, kaip jisai užsiaugino vat tokį derlių, ne, tokį rezultatą. Nes jo, ypač tie, kurie pragyvena ne vienerius, ne du ir ne 10 metų kartu ir paskui jau tokias, žinot, tos žaizdos supūliavę. Taip, iš tikrųjų, žiūrėkit, visas mūsų gyvenimas yra dėsniai, ne? Jūs gaunate derlių tokį, kokį patys užsiauginat. Kokią sėklą pasėjot, ne? Tokia žolė ir auga. Jeigu jūs darėt kažkokius tai žingsnius, kažkokias klaidas, sukūrėte savo šeimos organizme žaizdų, jų neplovėt, nedezinfekavot, negydėt, ne, jos supūliavo, pūliniai plyšo, viską apdergė. Žodžiu, dėsniai jie yra tokie patys visur. Nesvarbu, kur tai, ar tai tavo kūne, ar tai darže, dėsniai tie patys. Ne? Ir vat šitas postas labai skausmingas, ypač dėl to, kad yra dar priedo ir vaikas šitoj šeimoj. Vadinasi, bet koks sprendimas priimtas, galutinis sprendimas, jisai labai įtakos vaiko ateitį ir jūs užauginsite dar vieną. Ir dabar klausimas, ką? Nes, nežinau, vėlgi, kaip skaudį, nežinau, man ypač gaila vaikų. Man gaila vaikų, nes jūs kažkur prasileidot. Jūs abudu kažkur prasileidot. Moteris gyvendama su vyru, jinai turi vadovautis dviem taisyklėm, nežinau, kaip tai pavadinti, gal ne taisyklėm, bet du dalykai turi būti labai griežti, ne? Nu, visų pirma, aišku, ta moteris turi būti aukštos savivertės, save gerbinti, save mylinti, ne? Pirmoj vietoj, nes negali mylėti žmogaus, kai tu savęs nemyli. Tai čia ten jau eina kiti dalykai. Nu, Bet du dalykai, kuriuos moteris privalo vyro atžvilgiu naudoti, ne? Tai nepakęsti netinkamo elgesio, ne? Ir antras, dėkoti už jo pasiekimus, už jo indėlį. Ne? Ir šitie du dalykai turi būti taip griežtai, kad, bet jie negali vienas be kito. Tu negali visą laiką tik tais nepakęsti, ne? Negali būti, kad visą gyvenimą, ne, nuo pat santuokos jisai pastoviai elgėsi blogai. Gerai, nepezėkit nesąmonių. Buvo jo teisingų poelgių, ne? Už tai jisai turi būti apdovanotas, už tai turi būti jam padėkota. Tai čia elementaru, jis tai privalo daryti, ne. Tai nieko tau nekainuoja, brangioji. Tiesiog padėkok, apsikabink, tu pas mane fainiausias, nuostabiausias, ačiū tau, kad tu tai padarei. Ir visiškai kitoks rezultatas garantuotas. Netinkamas elgesys
griežtai, kategoriškai, ne, taip negalima elgtis, aš to neleisiu daryti su manim. Ne? Nu tai turi būti nustatytos ribos. Šitoje vietoje, jeigu prasileidot kažkur, nu tai ir tai auginote šitą jo, sakykime, netinkamą elgesį, užsiauginot tai, ką turit. Ne? Ir jau nukrito rožiniai akiniai ir tikrai tikiu, jog niekas nesikeis. Vyras, brač, kaip negerai. Kaip negerai, kad jūs susgrimbat kažką daryti, kai jau pulinys, kai sakant, supuliavo. Kai jau gangrenuoja galūnė, reikia nupjaut, kad toliau organizmas nenumirtų. Ai, blemba, merginos. Žodžiu. Nebeturiu jėgų nei koliutis, nei aiškintis, nes viskas veltui. Nieks neveltui, jeigu tu darysi teisingai. Jeigu tu viską galima sutvarkyti. Viską galima sutvarkyti, bereikia tik tai surasti noro. Reikia surasti noro tau, noro jam, ne? Ir tą norą galima pastatyti ant labai gero pagrindo. Judu abudu norit laimingo vaiko. Laimingam vaikui nereikia peštynių, skerdynių, muštynių, psichologinio smurto, jam to matyti nereikia. Jam reikia, kad tėvai nežmoniškai mylėtų vienas kitą. Ir būtų labai gerai, kad tas įvyktų vienose namuose. Ne? Kad jisai matytų, brač, taip, aišku, ką jūs rašot, guliuosi su mintimi, kad nekenčiu to žmogaus, keliuosi taip pat, nenoriu nei artumo, nei kontakto, kiekviena diena randa dėl ko išknist protą, tiek man, tiek vaikų. Blemba, nu taip, čia jau šikniaus aprašymas iš tikrųjų. Bet kaip tu daleidai iki tokio lygio? Juk tu ženijasi tai su normaliu. Ta prasme, vyrai nesikeičia. Nebent tu susibėgai, ne, malonumui, pasidulkinai, netyčia pastojai, nu tada taip, tada, reikalai, tada tu gavai tiksinčią bombą arba daug žalios kreivos mėsos, kurią, nu, yra reikalų sulipdyti normaliai. Ten tada turėjai dirbti. O jeigu tu tiesiog pasikrušai, po to visas dėmesys vaikui, į santykius nieko neinvestavai, nei žinių, nei pastangų, turi ką turi. Labai Būna dienų, kai vaikas jo nekenčia. Pirmiausiai vaikas jisai atspindi tave. Tai jeigu būna dienų, kad vaikas tėvo nekenčia, tai vadinasi, tu jo nekenti. Ir motin, plemba, ką tu darai? Jo, va čia yra ta bėda, kai merginos. Va čia iš tikrųjų šitą įrašą reikėtų duoti merginoms. Ir reikėtų pirmiausia užsiimti su merginomis. Merginos, nesikruškit su kuo papuolę. Supraskit, jūs pirmiausia turite išrinkti tėvą savo vaikui. Jūs turit ant jūsų nežmoniškai didžiulė atsakomybė. Tas žmogus, su kuriuo jūs dulkinatės, jis bus jūsų vaiko tėvas. Ir viskas. Ir tada aš tikiuosi, gal jau pradėsit truputėlį kitaip save pardavinėti. Gal nustosit save pardavinėti už kavos puodelį, kurosaną ir rožę. Ta prasme...
negerai. Kažkokiu būdu moters rankose visi įrankiai. Namų šilumos, namų židinio visi įrankiai moters rankose. Ir pasitarkit, bet, labai blogai, iš tikrųjų, čia komentarai, vien tik tai jisai, bėk nuo jo, ten tas, anas, trečias, penktas. Blemba, sugriaut visada spėsit. Išsidraskyti, išardyti spėsit. Bet aš tai dar vis vieną, dar ieškočiau galimybės išsaugoti šeimą. Aišku, jeigu alkoholis dalyvauja šitam procese, viskas, aišku, čia jau mirtis alyvose, čia nesutvarkysi, reikia pirmiausia išsigydyti nuo priklausomybių. Bet jeigu pas tą vyrą yra dar šiek tiek adekvataus mąstymo, duokit, aš su juo pasišnekėsiu ir blemba, nesąmonė. Jis juk irgi myli tą vaiką. Jeigu tai jo vaikas, jis irgi myli. Jis turit jame rasti tą siūlelį, kurį patempus jisai pasakytų, jo, keliu rankas, viskas sustabdau, jo, dėl vaiko, aš myliu jį. Ir, turi tai būti, apleista šeima, realiai apleista šeima, apleisti santykiai. Bet aš įsitikinęs, kad tai buvo senai, aš įsitikinęs, kad atsitiko kažkas pas jūs, ko pasekoje jis tapo piktu. O kai pradedu kalbėti su juo, durna palieku, užsipuola, išverčia viską ant manęs. Ir jis pats pasakė, tu toleruoji. Nes ir pats pasakė, tu toleruoji. Tai, nežinau, turbūt nesuprantu šito sakinio, nes tai tu toleruoji, tai jisai, kaip ir sakiau, netoleruoti netinkamo elgesio. Tu toleruoji. Nežinau, apie ką čia parašėt jūs, ne, bet kažkas pas jūs atsitiko. Ir jau nukrito rožiniai akiniai. Tai ne akiniai nukrito. Žaizda supuliavusi pratrūko. Reikėjo žaizdą gydyti. Kažkur kažką. Kokios dažniausiai būna bėdos? Būna bėdos tos, kad šeimoje atsiradus vaikeliui, žmonos išspiria vyrą iš gyvenimo ir visas dėmesys vaikeliui. Vyras išmestas, vyrui yra 3 pagrindiniai poreikiai, ne? Pagarba, supratimas ir jaustis reikalingu. Kai jūs išmetat jį iš gyvenimo savo, jisai nebereikalingas. Tai viskas ir prasideda. Va čia ir prasideda viskas. Jeigu norite laimės savo vaikui, pirmoj vietoj turi būti sutuoktinis. Nes tik tais, čia iš tikrųjų sudėtinga, kaip daugelių moterų suprasti, bet jeigu norit, kad jūsų vaikas būtų 100% laimingas, aprūpintas visom įmanomom gerovėm, tai jisai turi augti, matydamas nežmoniškai laimingus abu tėvus. Ir mamą, ir tėtį. Nes, kaip kitaip? Labai paprasta. Žiūrėkit, paprastas pavyzdukas, ne?
grįžta vyras namo, nuvardęs, ne? Ir jį pasitinka mylinti žmona, ten, žodžiu, visą priglosto, pamaitina, nušluosto, žinai, ir jisai kaifuoja. Ir čia prieina vaikelis. Tėčiui užsiimti su vaikeliu, kai viskas namie harmoninga, gražu ir malonu. Ir jis tą tėvišką meilę vaikeliui atiduoda 100%. Nes jisai dar nori. Dabar žiūrėk, grįžta vyras namo, ne? Ir jisai atsiduria iš karto konflikte su žmona, ne? Jis pavardęs, jis ten, žodžiu, dar iš darbo, žinai, parėjo ten tų visokiausių reikalų, ir tie dar žmona, kai sakant, siautėja. Ir aplamai, o čia vaikeli, nelys aš dabar su vaikeliu, aš neturėjau laiko tau ten, žodžiu, vaikelis. Ir jisai visas nervuose sėdi, ne, ir čia privairuoja vaikelis. Atsok, nelįsk prie manęs, aš noriu pailsėti. Tai yra normalu. Tai yra normalu, bet nenormalu tam vaikui. Tai, vat, jūs turite pirmiausiai mylėti vienas kitą ir tada vaikas turės absoliučią pilnatvę. Bus aprūpintas viskuo. Ir meilė nuo motinos, ir meilė nuo tėčio, ir rūpesčių nuo tėčio. Jisai ir išmoks tų įgūdžių, svarbiausia, išmoks tų įgūdžių sukurti savo šeimą normalią. Normalių santykių, normalių požiūrių, sveiką šeimą. O dabar taip, guliuosi su mintimi, kad nekenčiu to žmogus, kėliuosi taip pat, mieloji, tai... Čia jūs gilioj šiknoj. Kodėl? Reikia aiškintis kodėl ir surasti, kur būtent atsitiko tas sulindimas į šikną. Nes, arba santykius pastatėt per šikną, nežinau, labai skausmingai. Bet man temos, kur dar dalyvauja vaikai, temos, kur kvepia skyrybom ir yra vaikai, yra labai skaudžios ir aš visą laiką prašau būti žmonės. Davai dar pabandom. Pabandom pasikalbėti, pabandom išgirst vienas kitą. Neužtenka vien kalbėtis, reikia dar ir išgirsti. Atsistoti į partnerio, į savo sutuoktinio vietą. Pamastyti iš jo pusės, kaip tai atrodo. Kasgi privedė iki va tokios situacijos. Žodžiu. Jinai rašo, ne, turbūt. Tikrai taip nebuvo, buvo tų red flag, bet ne taip. Išsiaiškindavom ir važiuojam toliau. Pastarėjai 2-3 metai nepakenčiama. Gal žmogus atsipalaidavo įsitikinęs, jog užmezgė kilpą, kadangi nusipirkom būstą kartu. Kokį briedą tu čia rašai. Točnas manipuliatorius, psichopatas iš aprašymo. Baikit skaityt visokiausias nesąmonės. Kita, kaip skaičiau knygoje apie psichopatus. Visos savybės aprašytos grynai apie jį. Merginos. Nieko nėra blogiau kaip moteris prieš moterį. Žodžiu, knygos rašomos tam, kad jas pirktų. Dauguma psichoterapeutų dirba tam, kad juos samdytų, kad procesas vyktų, kad biznis nesustotų. Tai
ne viską verta imti už gryną auksą. Ta prasme, vat aš ne per seniausiai buvau radęs knygą vyrams. Ne? Nu, knygą vyrams. Apie vyriškumą, apie išsaugojimą autoriteto, ten šitą nepasiduok tu jai, ten jinai užlips tau ant sprando, ten nenusileis, mes vyrai, šūdas ne vyrai. Ta prasme, va toj knygoj yra, tėve brangus, sorry pasakysiu, šūdo auginimas, ne vyro auginimas. Dieve, nes nelįskit į konsultacijas pas durnius ir neskaitykit kvailų knygų. Ne viskas, kas parašyta tiesa, ne viskas, kas sakoma su labai rimtu ir ten gražiu veidu tiesa. Jūs turit ir įjungti kritinį mąstymą. Savo kritinį mąstymą. Jūs turit bendrauti su savo sutuoktiniu ir rasti bendrą kalbą. Jūs turit rasti tą schemą. Ieškoti internete, ieškoti schemų reikia, pažiūrėti kaip kiti. Bet imti už gryną pinigą, visiškai kaip skaičiau tam aprašymę, čia jis, čia narcizas, čia jau, kai sakant, viso gero, Hebra, Jūs vienas kitu pirmiausiai užmegzkit ryšį. Ir reikia ieškoti žmogaus, kuris nori ne iš jūsų pasipelnyti. Reikia ieškoti knygų žmogaus, kuris nenori iš jūsų pasipelnyti, kuris nori jums padėti. Nežinau, čia... Na, vienas čia pabandė... Julija pabandė pajuokauti. Dėl vaiko vaikšto toks juokelis. Bet kokiu atveju mūsų vaikai turės pagrindo kreiptis pas psichoterapeutus dėl savo vaikystės. Nu, čia juokelis neblogas, bet neturės. Neturės pagrindo kreiptis pas psichoterapeutus, jeigu judu, mama ir tetė, nebūsit psichoterapeutų pacientai, blemba, ne taip. Jeigu judu būsite sveika šeima turintys žmonės, jūsų vaikams nereikės psichoterapeuto dėl vaikystės. Nes viskas paprasta. Nereikia ten tų visų, supranti, kažkokių tai išvedžiojimų, ten kažkokių tai ten aukštom materijom. Ne, viskas žiauriai paprasta. Viskas turi analogus gamtoj. Susižeidei, staigiai dezinfekuoji. Staigiai tvarkai. Užgydai, žiūrėk, net rando neliko. Jeigu tu tinkamai prižiūri save. Jeigu, kaip ir sakiau, susižeidė, pakentėsiu, blemba, šūdžius koks, ne, nu bet aš pakentėsiu, palauksiu, pažiūrėsim, kas bus, pažiūrėsim, tas ir bus, infekcija, pulinys, gangrena, neturi rankos, nu ir esi invalidas, ir tavo šeima yra invalidas, ta prasme, nu, aš turiu menį kūnas kaip šeima. Šeima susideda, šeima susideda iš dviejų pusių. Tai yra kūnas iš dviejų dalių. Ne veltui sakoma, tai mano antra pusė. Vienas apie kitą, antra pusė. Šeima yra kūnas. Ir jeigu ką, tas kūnas yra vyras ir moteris. Tas kūnas nėra vyras, moteris ir dar vaikas tam kūne. Ne. Tai yra kūnas, vyras ir moteris. Ir tas kūnas audina vaikelį, kuris yra puselė kažko tenai kažkur, kur ar po to atsiras, susijungs. Jūs vienas kūnas, vyras ir moteris.
Ai, čia labai bus ilgas įrašas, jeigu aš dar pradėsiu ir paliesiu ir šitą temą. Įrašysiu kitoj vietoj. Bet, žodžiu, privalot gydytis. O, ačiū, Andina. Dėl skyrybų tai dar reikėtų pažiūrėti, ar tikrai tai vienintelė išeitis. Ačiū tau. Iš psichologinės pusės šitą situaciją žiūrime taip. O kas jums negerai, kad patekote į tokius santykius? Aš tą patį pasakiau. Tai yra, į kokį pasąmoninį negatyvą pasąmonė beda pirštu per tokią situaciją. Yra tikimybė, kad nutraukus emocinės priklausomybės ryšį, atgavus savivertę, pagerės ir santykiai. Ačiū. Yra žmogutis, kuris kviečia susiimti ir pasižiūrėti, kas atsitiko. Pasąmonė beda pirštu per tokią situaciją. Gal tai yra tas momentas, kur turite išmokti pamoką, išmokti pamoką ir nedaryti tos klaidos. Ir tos pamokos išmokyti vaiką, kad jisai nedarytų tos klaidos. Žodžiu, Breta King Eagle. O, žinau tokio tipo vyrus, vemiantis veidas. Jie yra ligoniai didžiosiomis raidėmis, ne? Ir tai tiesa, šauktukas. O, jeigu gražiai parašyta. Ligoniai, bet negydomi, nes jie galvoja, kad jie viską gerai daro ir yra patys pačiausi. Neseniai nutraukiau santykius su labai panašaus tipo vyru, abuseriu and narcizu. Tai kodėl tu manai, kad tu, ką tik išsprendusi šią problemą, taip esi verta sekėjų? Ta prasme, medį pažinsi iš vaisių. Tavo vaisius sugriauti santykiai. Ir čia tu tuo giriesi? Nežinau, aš ieškočiau kito konsultanto, kuris tokią situaciją suvaldė ne skyrybomis, o būtent, išgydytų tą pūlinį, ne, ir vaikui duotų antrą šansą pamatyti, kokia gali būti nuostabi šeima. Kaip galima sukurti nuostabią šeimą. Kad vaikas išmoktų sukurti nuostabią šeimą. Kad vaikas išmoktų sukurti nuostabius santykius. Žodžiu, kažkaip reikėtų vis tik pasistengti gydyti santykius. Aš siūlyčiau pasistengti. Spėsit išsiskirti, viskas tvarkoj. Čia ten nupjaut, gangrenuojančią ten tą, sužeistą galūnę, nupjaut spėsit visada. Pažiūrėkit, gal dar galima su dezinfekcija, užsiūt, liks randas, bet gal dar funkcionuos. Kažkaip, aš siūlyčiau, aš kvieščiau. Pabandykit.